Labas rytas, raitytas, kas nori keltis? Ne, kas nori gulėti? Taip, pasižiūrime 7 dienos orų, bet tai kokia zapadlystė. Kai mes miegojom po stogu, vakare tik keli lašai nulyja ir dabar rodo, kai pradėsim važiuoti ir pradės lyti. Ir dar bus prieš vėją. Eiktų kaip čia įdegus kokta visa. Normaliai reikia važiuoti be tos kepurės, kai išsilyginti. Tai va, važiuosim. Šiandien planas pasiekti jūrą, bet labai bus sunki diena. Jau iškart žinau, nes bus lietus, bus vėjas, o mes sunkumų nebijom. Nes vakare turėsim gal gražią stovyklavietę, o gal namelį, alaus. Ir jau šiandien dar kilimą vieną dieną į viršų Estijos, į tą patį jau jūros tašką, į tada leisimės jau namo ir tada jau kelionė prasidės nebeįdomi, nes bus grįžimas. Tokias tos kelionės jau yra, nieko nepadarysi. Labas rytas, 7 rytas. Vau, nei debesies, apie kokį lietų mes čia kalbam. Melagytė ta programytė, kaip toms vakar žiūrėjo. Ein tiesiog viens debesis, mes mėgom va kokiam šelteriukį. Iš mūsų terasos padariau dušo kabiną. Einu praustis. Visus darbus reikia atlikti iš eilės. Tomas jau deda palapinę rūkiuoja, o aš einu praustis. Šiandien anksti atsikėlėm labai. Vienas darbas padarytas, nusiprausta. Dabar reikia kaist kavą. Stalas paruoštas. Labai gerai, kad mes turim kėdutės. Galim bet atsisėdę viską dirbtis. Gersim šiandien kavą, sumuštinius, paprastai. Bet mums bus grįžims, jau bus šiaurės vėjas. Tai labai gerai, mums bus į nugarą. Net sviestų sušalė. Kiek? Visą dieną 14 laipsnių lietuje šiandien minsim. Nebambėk, saulė šviečia, pasižiūrėk kaip gražu. Čia nebambėjim, čia įspėjims. Čia orų prognozės įspėjimas, alert, rain alert. Wind rain alert, extreme weather. Kad prieš vėją, tai čia jau blogai. Visur taip rašo programėlė. Ne, atein belia koks ciklon, bet Visas ant mūsų. Ja, visas tik ant mūsų. Į parą laiką koksai bus. Ne, kad čia nebus. Tai va nežino, kur nakvosim, bookingą nieko gerą nerandam Betaliną. Žiūrėsim į kažką rasime, į ne kur nors statysim tentą. Padėkit. Arba lysim į kokią apleistą pastatą, vieną nužiūrėjom jau. Parvežkit mum namo. Tai kažkaip išgyvensim. Dėsim sumuštinių, skanios kavos. Bet reikia apsipirkti prieš tą pajūrį, valgyti, ten žinai, kad niekad nėra parduotuvių. Dieta šiandien iškrauta. Po lietaus dienos. Vieną pagodą bus trumpa diena. Sriubą virsim karštą. Iki 80 kilogramų. Tik ką aš žiūrėjau, kilometrų. mažiau, 60. Tai va, netgi mažiau, nes dabar nukirto maršrutą, palei senai maršrutą. Kirtam vien dėl to, kad bus lietus, ten labai daug žvyrkelė, kalnuota, gan sudėtinga ir Prieš vėją.
Per švėją tai čia jau taip, bet per lietų tokį didelį ten, nu, ten negana to, kai iki net pažinimo būsim purvini. Nieks mūsų neįleis. Nu, nieks niekur tikrai po tokią neįleis ir šiaip labai sudėtinga galbūt važiuoti ir net neverta važiuoti. Nors tai daug gražesnis maršruts, bet ką padarysi. Sąlygos oro tokios, kad ten biškį koreguoti viską. Jiems rinktis paprastesnius kelius. Bus gaila didelę kelią, ten to judraus gabalėlis, nu bet nieko. Gal per lietų mažiau kas važinės. Kūros tik varys pro šalį, išmaudys. Nu, pas juos gal gerai yra pakelės gana plačios, tai šiaip gana saugu važiuoti dideliais keliais. Ne taip kaip pas mums daug kuriuose, tai ten iš viso 20 cm ir nėra ant kur važiuoti. Man, nes mes atrodo dar turim daug, užsipildę daug. Pakaks mums. Agurkų kilograms 3,50 €. Ne, 4,50 €. Tai yra ir pas mums tokiam kainom to agurkų, bet šiaip pas juos čia viskas žiauriai brangu. Buvo kažkokia pigesnė, bet jau paspaudus jautės, kad ten, žinai, tas toks bals be lentutės darau, be lekštučių, paprastai, bet neprastai. Dar uždėsim sūrį. Čia bus karališkas minkštinis. Saulė visą nuėjo nuo mūsų ir nebežiūrins nieką. Ateina, ne, aš matau mėlyną dangų. Ne, ta prasme, kitur šviečia, šešėlis čia tai vietoj, nieks nedžiūna mums. Va, kaip skaniai bus. Labai skaniai. Neturim lėkščių tik. Liuks eina valgyti. Saulė kyla virš miškų, rytas kvepia laisvę, estijos keliais riedam tyliai, širdis pilnos aistros. Daiva mina vėjas plaukuos, Tomas mina juoką šalia, priekiai kelias už nugarį. Nu, labai gražus ežerėlis, lelija žydi, mažas pelkytė tokia. Skanios kavytės, geros dienytės, einam ruoštis, dėsimės tašes. Šiandien mes ankstyvi, atsikėlėm 8, dabar jau 10, tai dar turim porą valandų iki 12 išsiruošti. Žolių takai. Labai graži vieta. Paskutiniai gurkšniai. Tomas jau palapinę renka. Reikia man susitvarkyti. Labai daug visokių bandelių liko. Nieko mes nevalgiam. Molkyčių, agurką. Vešimės. A kas ten žino? Koks vakaras mūsų laukia? Šalta. 14 laipsnių šilumos tik. Linksmoji dalis. Kur tą bliūdą pasidėjau? Ai, va. Viską reikia susidėti. O, kažkaip per tiek jau dienų daiktai visi turi savo vietas, nebėra panikos. Žmonės žino savo darbus, kas ką turi padaryti. Stebuklų stebuklas. Po 11:15, o mes jau ready fedi. Pradėsim 7 dieną, saulė jau slepias po debesių, mes krūmuose nematom lietaus, bet kai išvažiuosim, tai pamatysim. Šiandien tikslas pasiekti jūrą ir susirasti sausą nakvynę. Tai labai didelis darbas mūsų laukia. Žiūrėsim ir būtų gerai dar elektros. Viskas bus pagal gyvenimo planą, nes jeigu mes pradėsim planuoti, tai bus šuduva. Tokie reikaliukai. Ant savo žirgelių ir į kelią. Šalta, nešalta, nėra kur dėtis. Reik minti. Jau kelionė įpusėja. Čia tikrai yra didelis pažintiniai takai. Viens ein. Mes va čia mėgojam. Čia. Ta, kur nepatika man. Ta sakė, yra labai nebloga, bet nėra tualeta. Čia dar kažkokia, bet galima. Mes esam čia, tai galėtų va palei tą ežerą taip išeit, bet klausims, ar čia mes taip išvažiuosim. Bet jeigu pakelima bus, galim pabandyti pavažiuoti, gali čia pakeliui labai neblogas. Tai bandom tuo, ne? O taip jau. Op. Bandom. Garbės ratą apvažiuoti. Op.
Skelbiam pradėtą 7 dieną. Nu, lietau, mes pas tave važiuojame. Go! Pažintinis takas aplink ežerėlį. Tikimės, kad laiptų nebus. Visur vat informaciniai ženkliukai. Tai prie pat čia toks geras keliuks, už to čia žmonės sureina. Tai ten į kalną turim įropoti. Pasišildymui. Iškart šilčiau. Nuolpas dangus, mėlynas matas. Taip į pakundą, žinai, sukti tam maršrutą. Gal pajūriu tas ciklons nueis. Nu, dar suosim. Kaimukė, nu. Katrina siekti. Kai nežiūri į dangų, visai gražu. Bet saulė kažkur lenda. Nėra tai blogai. Vietas čia žiauriai gražios. Oho, koks laužas. Akins atrodo kaip kelmas. Orų prognozė. Išmynus į kelią geriau matosi debesis, tai iš visur jų yra. Tai tikėtina, kad gausim lietaus ir gan greitų laikų. Mes tikimės, kad mes minsim ir lietų paliksim čia. Turime kilti į kalną, apžiūrėti orų. Tik mes taip mokam. Tikros miesto džiunglės. Taip įsipainėjom apačioj, išlindom per bėgius, negalim persikelti, nes remontuoja ir nėra perėjos. Užkilom į veduką, o veduką tik atgal grįžti į kaimą, tą kur vakar buvom, sarkininkai. Bet jau grįžom. Nieks neleidžiam prie jūro šiandien privažiuoti, kur besukam ten. Tuoj tau jūra iš dangaus, kai duos su žaibais. Laukit labai jau. Galėjai mūkdinuką iš karto apsimauti. O čia ta pardė, kur vakar buvom. Matai, bažnyčiai ir kapeliai. Viskas kartu. Tas veduks, kur sakiau, toms laiptais norėjo leistis. Mes tenoj pusėj va buvom, kur ta mašina. Kur tu čia nusileis? Jau grįžom į maršrutą. Pagaliau. Atsirado kažkoks girgždėjimas tarp guolių. Sustojam prie to namelio? Jo, čia bus geriau. Kas čia? Tai pakelk dabar tu jį. Kaip man reikia? Galą pakelk tiesiog. Prilaiky gal kažkur? Laiko prilaikys. Keliu. Nieks netroška. Įleidžiam. Teisom. Kodėl neimai grandinė? Aha, čia kažkas įlindė, bet sukas lengva, čia tiesiog gumikė kažkokia, žinai, ko čia padarysim? Pavalysim ten į Žemė prie. kažkokią gumelę ten. Per daug purvo ir lietaus. Nėra jokio lietaus. Mums tas... Vaka buvo už tai. Tai kad čia Maurinas vienas. Skvirts tuoj padėši. Man toj labiau. Palaikyk dar pavalysiu su škurliuku. Remonto darbai. Tai lyg tai trata. Tiek trata. Pataisyta. O tu man grandinės neuždėsi? Nu palauk, jau nekantrums. Aš laukiu, žinai, žiūriu, jau atsisėsi, išvažiuosi. Tu taisyta. Laukiu. Pataisyta, pabandyta, nieks nebetrata. Pagal programėlę dabar lyja 82%. Kaip matome, nelyja. Tik irgi trumpam gal. Suksimės link pajūrio, o pajūrį taigi greitai nulyja ir vėl nustoji.
Tvaro remontininkas. Kodėl tu per lietų be lietpalčia? Procentai. Be lietpalčia. O ne, jau 2 lašai nukrito. Jau 2. Ir dar 2. Gal jau pildosi prognozės. Dairomės. Nėra ten. Pasisukom į tokį kelią. Parodyta buvo RMK žygiuotojų kelią. Tai čia gal eina irgi toks kaip kamino trasa. Kol kas ne žvyrkelis, bet turėtų būti žvyrkelis. O gal ne? Gal ir čia mum dviračių dievai padės. Reikia ir tokio kelio. Oi, koks gražus čia labai. Kelias iki jūros nėra lengvas. Negan prieš vėją. Debesis aplink mumis, bet nelyja. Mūsų šitas atostogos bus orų prognozės ir kelio apžvalgos atostogos. Dabar mynėm jau į žvyrkelį. Bet jis labai kietas ir geras. Kol kas. Greičiau į miškus biškį vėjau stotų. Pavargau. Stebuklinga vieta. Draustinis. Pelkinis draustinis. Gal neįkrisim į pelkę. Pažintinių takų. Čia užtat ir buvo tas kelias. Šiaip reikėtų gal kokį lobį surasti. Čia gali atsiliepimą palikti apie jį. Tai. Biškiau sušlapęs. Biškį atsikvėpt gaunam. Žvyrkelis miške. Mes esam vidury pelkės. Ten pelkė. Čia pelkė. Žydi tie augalai visokie. Minam draustinių pelkės. Bet ne taku, o keliu. Žydi tie augaliukai visur. Gražu labai. Aišku, tik čia nėra tų takų, mes nei tą pasukom. Reikia nuo pagrindinių važiuoti geriau. Čia važiuoja kokie, matai, čia karinis gal koks poligonas, kad čia. Va čia rodo, ką mes jį galim. Gal ir tas bokštelis čia negalima lipti. Ir čia užtverta. Tada reikia ten važiuoti. Kur? Palei tą sieną to visą. Aha. Mūsų maršruts per karinį poligoną pravest. Tai dabar turim apvažiuoti. Mačiau visas. Čia karinis. Nu, kažkoks poligono teritorija. Visokie va padaryti. Pasislėpti. Kokie sustatyti čia pratybom. Gynybinė linija. Kažkas čia šaudyt. O ten matyt puol priešą iš to lauką. Lemba pradėt lyti jau. Miestas čia tų landynių pridarytas. Tas miestas čia. Ir ten va visur nejauku. Užsidėjau, keli lašai tik nukrito, bet nebely, bet nesimsiu, kad išbaidy debesis.
Bet į tokį poligoną įvažiavom. Negalim išvažiuoti. Ratais, kvadratais visur negalima eiti, negalima. Apkasai, tramplynai padaryti visokiausi. Nu, žodžiu. Taip jau būn, kai maršrutą planuoji nežinodams kur. Nebeiškentė Daiva, jau suplošiu, lietus 2 minutės tik pakrapyje. Ai. Nebeiškentė, aš kažkaip galvojau, kad toj nustos. Jie akurat nustoja, dabar nusivilk išvirsi. Aš nežinau, kur mes esame. Tiek to lietaus teka nusirenkt, nes karšta ir prieš vėją makaluojas. Šauda, kažkur sustojau rengtis, tam sako, greičiau varom iš čia. Varom. Nesibaigiantis. Vingai ir išmaka challenge. Noriu prie jūros greičiau. Kaip nejauku tikrai. Bet nėra nei tvoros, nei ženklų. Čia kur minam. Ten kažkur šoliai tie poligonai pasilika. Pravažiavom ženklą, kad atsargiai. Pratybų erdvė vadinasi lietuviškai. Vienu žodžiu dabar varom į patį poligoną jaučiu. Čia vakareiviai sauga, matai, va kūrena ugnį. Šauda belė kaip. Automatiniai ginklai šauda visur. Negalima čia važiuoti. Mes važiuojam. Einam nafik. Greičiau iš čia dingt. Krenta dulksnios lašai, bet dar Tomas sako, nesirenkim. Niekaip negalim pasiekti pagrindinę kelią. Užsimakačiolinam. Gražiai. Baigiam išvažiuoti pagrindinį kelią. Grybų lietus, o mes grybai. Kiek to lietaus, keli lašai, va po medžių net nėra. Nu, tikrai. O, magai. Kaip man nukirsti? Beveik prie jūros. Jūros nacionalinis parkas. Tikrai ir Estijoje yra meškų. Gyvas įrodymas. Sėdi. Orų prognozė iš Polietpalčio. Matau priekį šviesų dangų. Mes jau atvažiavom į pajūrio zoną. Ir dabar čia pati gražiausia Estijos vieta. Kur be būtumėm, bet pajūrio zona Estijoje yra vis dėlto gražiausia. Apsirenk, Sušlapom daugiau nuo prakaito. Tik nusiėmėm ploščius ir vėl lašnoja. Turime išlindusią saulę, kuri džiovina mūsų lietaus lašus. Artėjame prie tikslo, iki tikslo mums dar apie kokie 28 km. Pamatysim jūrą. Jau pamatysim jūrą. Vasaros ratas riedam linksmai, Daiva ir Tomas laimingi keliai. Oi, kaip įsigandau. Tarp krūmų amsis loja. Važiuoju įsimegojus. Užsisvajojus apie jūrą. Su Tomu kalbam, kaip bebūtų, mes esam vis tiek jūriniai. Reik biški tos jūros mum. O, kažkokį turistą matau. Dviratininką. Pensininkai, dviratininkai. Kaip ir mes. Norim valgyti, jau ieškom parduotuvės.
ar kokios maitinimo įstaigos jau. Aš galėčiau tą kelią filmuoti ir filmuoti. Tik tais dviratininkai supras, kad jis kuo jis ypatingas. Ramus, mašinų nėra, lygus. Kalniuks, pakalnė, gyvatėlė, vinguriukai, upytės. Nieko daugiau nereikia. Mini ir mėgaujas. Priminėm tokį miestelį ir kalbam su Tomu, kad prieš 2 metus kaimynėm Estijos pajūriu. Čia mes buvom, tuo pačiu keliuku varėm. Dabar ieškam, kur pavalgyti, nes esam alkani. Geras. Ta pati bažnyčia, tas pas kaimas. Tomas išėjo apžiūrėti, ar yra ko valgyti. Tai mes čia prieš 2 metus buvom. Ir atsimenu, tada irgi buvo toks labai prastas oras, kaip ir dabar. Nieks čia nesikeičia vadinas, nors tada buvo ne birželis, o liepa. Paliekam dviratukus, einam atgal. Eina savo, visą reikalą mums sugadina. Čia gal einam, dabar. Jauki tokia, viečiukė. Susipyliu. O Marija, čia sulydus mane. Antras etapas. Važiuok čia. Išsigelbėjo dviračiai irgi. Nu ką, už tos mūsų jau grįžimą. Lietų visą naktį. Lietų visą naktį. Paragausim estiškos picos. Skani, su krevetėm, su vištienom. Mes turime, kad čia normali kaina aukštė. Papietavom, taip gerai sėdėti, bet kilom. Nu, nebelyt. Labai skani pica. Labai skaniai pavalgėm. Ale kol valgėm, ko prilyja. Dar užėjau į parduotuvę, paėmiau vandenuką. Mum iki miego vietos apie 15 km. Yra 3 galimi variantai. Tai reikia atspėti, kuris. Ar šiltai namukė, ar RMK, ar pačiam iškišuly. Orų prognozė, Tomas pažiūrėjo, tai rodo didžiulį vėją naktį. Tai pajūry galimai bus ne kažką. Apie kainas tai net nebekalbam, nes vienam žmogui tai 15 eurų kažkur taip minimaliai. Bet dabar labai skaniai pavalgėm. Labai didelės picos ir sočios su daug ingredientų. Pica 11 su... blemba, mūsų nevalgoma šitą. Iš po krevečių neskani musė. Tai pica 11,50. Man mažos būtų užtekę, o maža 7,50. Gerimuks, dar kažkas, tai 2 žmonėm mes visada sumokam 30 eurų. Aišku, mes čia pinigų neskaičiuojam. Sriubas verdam tik dėl to, kad norim tų sriubų. Netaupom. Kaip sakant, jeigu stogą neturi, mini dviratį, tai tu tikrai kiekvieną dieną skanius pietus išsimini. Miego vieta rasta. Nei lyniai, nei lyj, tokia dulksna. Vietos toksai būtų, tai čia kabalį gali visą naktį lytą, ne? Bet žinai, nežinosi žmogau, jeigu vėjas didžiulis. Lyja lietus per karaliaus pietus. Ai dabar minu ir žiūriu į Tomą kuprinytę. Va, nusipirkom jogurčiukų bandelių. Turi tą kuprinę po ranką. Ir žiauriai patogios ir gali daug vežti. Vandens, alaus, bandelių visokių. Per 2 pasidalinam. Ir labai gerai. Minam ir kalbam, kad čia pagal prognozės rodė šiandien ketvirtadienį labai šalta iki 14, bet čia šilčiau, nes va dabar lietus nulyja ir garuoja kelias. Tai vadinas buvo daugiau šilumytės, nes saulė išlenda. Tomas jau jūrą užuodžia.
Visur prikrauta malkų. Tokia graži sodyba ir padanga. Normaliai. Mums pavyko pasiekti jūrą, jau mačiau. Aš jau 2 kartus mačiau jūrą. O, ir 3 kartą matau jūrą. Aha, bet tokia nemenka. Tadam. Bam. Na, pirmą kartą prie jūros dabar išvažiuosim per šią kelionę. Turėtų salą matytis, į kurią galima nuplaukti ir ten yra ramaka. Tik tais ten brangu nuplaukti ir šiandien jau nebenuplauksim. Jūra! Pagaliau, salas matos, va, vieną, kitą. Žiūrėk, čia į tą bokštelį gali užlipti. Bet čia toks. Mes pasiekėm jūrą. Reikia atsidaryti. Čia tokios kopėčios, tokios, tai čia. Bet reikia užlipti, žinok, man. Einam ant molą. Čia kažką remontuoj. Oh my god. Mes pasiekėm jūrą. Tikrą jūrą. Ten va į tą salą plukdo laivas Pasaulio kraštas. Kokia maurina. Dumblė tokia. Nesiprausus jūra. Iškišulys į tas salamatos. Ir ten va salamatos, matai, nu. Tai mes dabar va taip lanku važiuosim į aną, va, į patį galą. Tikras Pasaulio kraštas. Meilė, kaip gražu. Kaip bebūtų, jūra visada jinai reikalinga. Tai šita kelionė bus jūra, upė, ežerai, dideli ir maži, visokie. Rodo lietus kaupėsi. Grįžtam, ten gražu. Ten visas grožis, pasilika saulė ten. Pajūrio zona tai žavinti, nespėjai galvas dairytis į tą pusę. Čia noris. Ir sodybos, ir tvoros. Toks žalias ir viskas. Vidury miško. Kyvių parkas. Nes kažkur dar turi būti didelis kyvis. Jo! Oi. Tvarėm pas tą akmenų tėvą. Nors ten prie jūros buvo tas tėvas, čia gal mama. Bet belia kokie dydžiai čia iš tikrųjų. Vertas dėmesį. Kažkaip nuotraukui didesnis jis atrodė, gal da čia. Oi, čia da yra, tas va yra didžiausias, šitas tai čia šūt. Čia tas šūts, va tas va yra. Va čia tai jau. Va čia tai jau čia jau gali alpinizmų užsiminėti. Eik, tu savo, lipsim man jo dabar. Nu, kapiec čia. Ne, lipsim? Tomas yra šitų akmenų mylėtojas, jam jie belia ką. Čia akmenų akmenėlis. Einam lipti. Kaip čia lipsi tokiam kopėčiam? Iš tos pusės neatrodo toks didelis. Jamba, žinau. Slidus? Slidus. Aš tik bijau. Kur tu čia mane pagausi? Žiūrėk, su geležiukais tai tikrai nenori. Ai, ne, čia normaliai. Nu, tau su tais tai jo, gerai.
prie pateglės tos pušies. Žmogus, kuris labai bijo aukščių. Palauk, atsistosiu, va. Aš net nelipu, bet aš ne dėl to nelipu. Bijau, kad man slidus yra geležiukai, pas ją yra paprasti batai. Man taip flemba nelabai patiko tas slidus. Medį pasiekti viršūnę. A tai kaip dabar nulipti? Kaip nulipti? Atbulom reikėjo suktis. O, viskas jau. Gal nebėra tiek daug baimių? Viskas. Pirmą galimą vietą miego, jeigu ką. Apžiūrėjom vieną galimą vietą miego, tai čia yra RMK pavėsinės prie ežero. Dabar lekiam į jūros vietą. Toms labai nori tą jūros vietą. Manau, sušalt pradėjo. Lašnoj, bet ir vėl ne lašnoj. Tai nesivelkam lietpalčių. Tvoros. Uostas. Čia ir bus, kebab beachas buvo čia. Čia ir bus. Jo. Ką žinau, net neverts jau čia mūsų. Čia negalima tipo. Nu, tas vėjas tai geras. Gal čia nakvosim, pažiūrėsim, įmanoma. Visiška kapies vieta. O, irgi užsakyt. Tai visą laiką. Einam pasižiūrėti. Ką čia galima nakvoti. Bet čia įspūdingas salamatas tiesiai. Daiva matas. Kai visada. Belė ką. Yra pastatas nuo vėjo. Šlapia čia visur. O Jėzau, kaip čia pučia vėjas. Amba taip orų sugadina viską. O ne? Kur tu čia užlips? Siaubas, karas. Visos juda. Per lūžę. Nu. Nu, užlipom, nieko čia važios nebuvo. Į čia, blemba, čia gerai būtų miegoti. Gera labai patalpa, bet dviračiu neusikelsim. Nu, bet smirda kažkur. Va čia dėl egzotikos gali nagoti tais. Ne dėl to, kad čia labai faina, žinai. Nu, ta jūra vis tiek žavinga, kad ir kokia jinai bebūtų. Nuojauta čia jau tavo moteriška. Brautis įsibrauvėm į kiemą, įsiprašėm pas žmonės, davė namelį ant jūros krantą už 50 eurų tik tiek. Miegosim su vaizdu į jūrą. Virsim savo arbatą, eisim į dušą. O gal tai pardį dar alaus yra? Kai jau taip čia gerai viskas sako. Dar pasisekė ir parduotuvė dirb. Tai varom dar į parduotuvę. Ne, jinai saka, pagoda takaja, tos dėlajim tak, nu. Tipo, kad mums vos ne. Vietai girdi
139 ten buvo, tai išsinuomojom už 30. Na, aišku, tualetas laukia, dušas kažkur. Ką? Tas čia, alus čia. Šampanas, gyva. Bet ne šampanas, galvas kodės. Yra mokas, koks ten. Tas gal skonas bus pragal. Kas ten reikia? Nėra čia žmonių. Nesuplyšę savus, kad neišlaksto. Galbūt. Ten buvo nuoma 139. Čia jacht klubui tam priklauso. O mes susidam geresnę terasą. Už 30 eurų. Dušas tai bus tenais. Nei daug, nei mažai. 8-9. Aš trypčiau. Kur man tą padėti? Nebegaliu, man šalta, aš einu. Užeikime į mūsų apartamentus. Kaip čia gerai. O kaip čia šilta. Kaip čia šilda, kaži. Kas čia šilda? Elektra yra. Su tokiu vaizdu miegosim. Lova. Jo būtų galima. Jo, tegu būtų, taigi dabar dar ne. Ne, dabar ne. Čia pusė, žinai, čia, ta pusė čia. Žiūrėkim per langą. Bet kaip čia šilta, kaip čia gera. Kenčiančiam. Ai, jie pasikėlė, visi čia. Jo, kenčiančiam dangus. Sekas darniuką mane. Kad ir kaip be būtų 7:30 turim. Jei nereik palapinę statyti. Čia šilta, čia yra radialų, pledų visokių pridėta. Atnešė dar čiūžinimų materytę. Super vaizdelis prie ežero, kaip buvom panašaus. Vakaro taisyklė. Išsimaugdyt. O kaip atvažiavus prie jūros, neįsimaugdyt jūroj. Belė kaip. Čia žiūri gražu. O, taip ramu, gražu. Čia einam labiau smėlis. Neiti smėlį. Čia gražiau. Labai smagu. Belė ką vadinas. Tik durniai gali eiti tokiu orų į vandenį. Smirna vanduo kažkokiu pelėsiu. O maga. Tomas jau išbėga, mane palika. Atrakcijų muziejus mes esam. Lova pasikluota, reikia išbandyti lovą. Paminkštą lovą. Kaip ant pukų. Nu, čia čiūžinį davė papildomą belekabus. Ir žiūrėsim į vaizdą su žuvėdrom. Pratom, ta moteris sako 50 eurų. Aš sakau, gal jinai angliškai pasakė 20? Rusiškai? Ne, jinai rusiškai, jo, 50 sako. Toms duot 50. Jin sako, palaukit, dar gražus atnešiu. Kulvom, kokios gražus. Ai, sako, ką blogas oras, tai 30. Sutaupėm 110 eurų vien dėl to, kad pavėlavom pasibūkį. Antrą kartą Tomas paklausė manęs ir sakau, einam tiesiog į kiemą ir žiūrim žmogaus klausim, nes lova nupiešta, kad tipo nuomoj. Ir nieko, nėra ko paklausti, išlinda toks berniuks, sako, pakraipė pečiais kažką, tuoj sako, mamai paskambinsiu, mama parėjo, tuoj suorganizavo, čia yra viskas, čia liuks. Šiandien palapinę statyti nereikia, tai mes eisim, ką užkasim. Nuo tos picos dar, taip skrandis pilnas. Ir tokia dabar parein lengvums. Kiek valandai yra 8, ne dar tik. Ai, radau žiūronus, dar pažiūrėjau. Tai matos visos tos salos.
ten viena, ten kauburiuks, ten akmenys yra, ten sodyba matos yra. Lietus tokiais va šunai, aišku, kai graži diena, tai čia tikrai turėtų būti labai gražu. Lovą turim, stogą turim. Sakiau, iš 3 variantų rinksimės vieną, o atsirado 4 ir visai neblogs. Dviračiai tik vargšai laukia mėgos, bet jiem nieko tokia. Turime laus šiandien tokį Porter Stout, tos gal geras, tamsaus neimiai. Tamsus, tas vien skauts, tas ir jis. Skauts tamsus. Ir turim, oi kokie čia poneliai gražus. Talin. Ir turim tokį. Tai čia šilta, nieko nesinori ir kavos. Garminai kraunas, elektrą išnaudosim. Stalas tuščias, vakarienės šiandien irgi nebus. Einam ieškoti ko nors. Pirkom ir nieko nepapirkom. Taip, mums liko 4 dienas, šundai pradėjo kaisti. Dabar kokšūdas. Kaip nebeįdomu. Tai šiandien viskas, paskutinis taškas. Mes damynėm ir dabar prasidės jau grįžimas. Sio. Apsisukam nuo jūros 1 dieną ir tada jau pradėsim grįžti namučiam. O ką, namo mūsų irgi pasilga visi. Į darbą labai norim. Ne, geriau per lietų minti, negu į darbą. O vakarienė paprasta. Bandelė. Nors nenorėjau. Bandelytę ir jogurtuką. Negaliu atsidžiaugti vaizdu. Ar šiluma, kaip čia šilta. Čia viskas. Kaip užkaito man žandai. Visi va raudoni. O tai kalbam apie kelionę, kad sakau, pagal visą maršrutą. Gal sakau, mes jau esam irgi tokie, žinai, išpindėję, kad jau, ai čia gražu, ai negražu, kalbam, kad jau šiandien 7 dieną ir realiai jau suksimės atgal. Ir tom sako, tik 4 dienos mums belika, nu tai mūsų planas ir yra tik 11 dienų šį kartą. Minti, užtat ir yra didelis temps, yra griežtas maršruts, neturim laisvų dienų. Temps nedidelis tiesiog. Ne, ta prasme, kilometrų daug per dieną mes turim numinti apie 100 kilometrų. Nes kitaip mes neįsitenkam į grafiką, nes mes neturim laisvadienių jokių, nes parvažiuojam pirmadienis, antradienį joninės ir viskas, ir trečiadienį į darbą. Nieko nepadarysi, toks jau plans. Jo, kada galim turėti laisvos dienos, tai blogai, nes noris, va, vien nuo lietaus, nuo minimo, nuo lietaus noris pailsėti, va, kai dabar, pavyzdžiui, toks oras nušlykštus, nu, va, tokią dieną, nu, aišku, jums da gerai pasikė, bet va, ta, kai buvo iš Tartu važiavom, visą dieną kiaurą, lyja, tiesiog non-stop, visiškai vien plošės buvom, nu, tai va, tokią dieną norėtus tiesiog ją iškirpti, kai jos nebūtų, bet, nu... Ne, nu, tai nepasirinksi, žinai, va, su mama kalbėjo, kad sako, Jauniški, iš vis ledukai, o čia dar visai... Šiandien jau sakė, namuose pas mum baisiai. Bet tai čia dar mums visą dieną nuo ryto rodė prognozės, kad visą dieną bus liūtis ir mes permirksim. Lietaus realiai. Nu, dabar tik vakarė. Čia vakarė. labai mums pasisekė, iš tikrųjų, čia viskas spėjom. Mums leido, kaip sakant, oras pravažiuoti, aš kaip tik vos ne, tik leistų pravažiuoti tą žvyrkelį, nes tą ten poligoną ypač ten iš kitą galo šauda kažkur uždėta visą. Tenai kaip tik iki pat praktiškai nelyja. Nešas kažkokį šūdą tą žvydrų. Tai va, da jau galim sakyt pasisekė, tas namelis pasisekė, mes būtum daug daugiau čia už tokią kainą gavom už dyką, tai čia jis mana, čia nežinau, labiau pasisekti nebegali kaip. Sekas, kokios bangos, net čia matos prie tos salos, matai, kokie purslai eina. Dar vienas burlaivis kažkas laipiai tenai, matai, paliktas buvo. Jie čia pripratę, man atrodo, jiem čia tas ors yra gerai, ne, išlipa, išeina. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes pasiekėm jūrą. Labai. Nu nieko, dar 1 dieną ir po to rytoj dar apžiūrėsim biškį jūros. Neskamba. Čia girdi. Man šaltis krečia, reikia antigripina. Man pažiūrėti, kas laukia daro. Duris darai. Tualetą nėra, tai reikia eiti už kampą. Au, čia viskas. Eina savo, kaip čia lyja. Viskas. Tavo telefonas pajungi tą kitą bangą. Kaip gražu. Bet mes jau baigsim 7 dieną. Einam biškį į minkštą šiltą lovą pamiegoti.
Ir susitiksime rytoj. Ate.